Laidą Vienam gale kablys remia žvejybos reikmenys.lt. Iš žvejų žvejams. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien pas mus žvejybos reikmenų kebra atvykusi. Jie nori ir savo pasifilmuoti kažkokias siužetėlius. Ką, Pauliau, esam be galo gražioj tavo toj Žemaitijoje. Jo, jinai be galo graži iš tikrųjų, kaip ir šiemet žiema, nenormali visai. Šiandien mūsų idėja be masalinės, nes jeigu jau šitie, tai jie vieni iš pradininkų Lietuvoje atvežė be masalinės meškerės ir su jais iš tikrųjų smagu, turėsim gerą istoriją apie be masalinės avižas. Kodėl? Todėl, kad jau dabar tas ledas tokia istorija, kad jau su tais didesniais masaliukais, aš manau, žuvis apatiškos ir nelabai. Kaip visada, paklausi žmonių, kada kibo, sakė vakar, tai vakar mesgi kitoj vietoj buvom, ne. Tai va taip ir gyvenam. Viskas kibo vakar ir kips rytoj. Tai bandysim nors kažką tai pagauti, pasikalbėsim apie be masalinių tendencijas, apie avižas ir, žodžiu, turėsit, manau, kad visai smagų laiką. Tai pirma mūsų idėja, pirmas taškas, stojam ir jaukinam, paliksim jauką, kokiam valandai dviem. Pasižiūrėsim, kas ten įvyks, duobėj, Vinijos senvagės, čia už posūkio. O dabar pabandysim čia kažkur tai paieškoti ešeriuką, aš nueisiu ant srovės, pažiūrėsiu, kas vyksta. Ir po to greičiausiai grįšim atgal ir žuvausim baltą žuvį, nebent čia užsikabinsim ant kokio nors visai gero ešerio, tai čia visaip gali būti. Pirmas buvo stopas, jaukinimas. Jaukinom didelį pakankamai gilį, 6 metrus, tai jau ten tokia ryški duobė. Pažiūrėsim, kaip ten galbūt susirinks balta žuvis, o dabar čia palakstysim, pagręšim, paieškosim ešeriukų. Varom. Dirbi. Opa. Yra. Ojojoj, ant mano valiuko didesnis ešeriuk. Nu, koks didesnis? Siaubiak toksai. Labą dieną. Aš ešerys. Brolis Jonas, uhohoho, brolis koks Jonas. Ne, nu šitų tai. Aš žinokit, turiu dar savo pamąstymą apie tai, kad yra čia ir tų didelių ešerių. Viskas čia, aš neabejoju kažkaip tai. Bet tas mėnesį pučiantis rytų vėjas. -19, -18, 2 dienos -3, paskiau vėl 12, 14. Mūsų šitos žuvis, šitos, kurios ten tie ešeriai didesni kokie, na gerai, 5-6 metų, po 200-250 gramų, jie tokių žemų gyvenime nėra matę nuo gimimo, nuo vaikystės. Ir jiem jaučiu tokią paniką yra, kad čia kažkas, tai įsivaizduot, kad ten po ledu visiškai tamsi naktis. Čia mes ant saulytės sėdėm, o ten tamsi naktis. Ledas iš viršaus slegia ir taip vyriškai slegia, ne taip, kad patruputį slėgtų. Iš viršaus slegia ir viskas gaunasi taip, kad jie, blemba, sėdi kur nors va ten po tais kelmais. Galvoja, eikit jau žinot, kur visi su savo tą žvejybą. Ir su savo tom visom avižėlėm ir dar kažkas. Jau 25 kartą akcentuoju, kol neprasidės atleidžiai, bet tokie vyriški atleidžiai, kad va šitas sniegas man nutirptų ir būtų plikas ledas. Tada kažkas pasikeis.
O mažesniuose vandens telkiniuose, kad ir senvagė, kad ir minė iš vis tu čia mes buvom išėję ant srovės pagaudyti, nu aš įsivaizdavau, kad ten nors kažką tai galim, nu kas tokių, nu ne, viskas va, senvagytį ir viskas va tokio dydžio, dideli miega kažkur tai po ledu, kažką jie ten veikia, bet kad jų čia yra, tai aš garantuoju, nes va pavyzdžiui, praeitą žiemą, kai čia nebuvo ledo, taigi mes filmavom laidą ir pagavau ešerių tokių 600-700 gramų. Ir niekur jie iš čia nėra dėjęs, nes čia yra ir vietinių didelių ešerių. Bet su tokiam, vat, aš aišku, gal atrodau kaip verksnys. Čia aišku, davai, gaudi Korsakai, ką nors rimtesnio. Nu gaudėm, va, ir Kuršių mariose buvom, ir Kauno mariose buvom. Nieks nevyksta, tai realiai, kad kažkokio vaizdo tokio, kad įdomaus pagauti. Galim, aišku, važiuoti kokius platelius, tenai tarkuoti visą dieną, gauti 3 kibimus, pagauti galim kilograminį ešerį 19-18 metrų, kai jam puslė iš burnos iššoka. Tada jau ir reikia valgyti, tada gaila tokio žuvino. O dabar, kadangi viskas tokiam giliam, aš nežinau, gilioj depresijai žuvis, aš manau, po tokio ledu. Ir aišku, kad mėnesį dar rytų vėjas pučia. Tai reikia va tokio va džiaugti savo žvejybėlę, savo sėdi savo. Su tuo vinuku geležiuku apgaudinėjai žuvį pramatinau žeplys. Va, ir kažką veiki. Aišku, dideli vandens telkiniai Kauno marios. Vat mačiau, mano bičiulis puikiai sugaudė. Modestas žuvauja, jeigu sekat jo kanalą, pasižiūrėkit. Bet irgi jisai sakė, o darbo dieną ten gaudyt Kauno mariose, kol duoda srovę. Kai jis sako, neduoda srovės, kažio didelis, Jėzus tu man. O čia tai dryžuotas. Va. Ir Kauno mariose sako, vat reikia gaudyti darbo dieną, nes kitaip, kitaip sakė, vat irgi nėra ten srovės, nepaduoda srovės, tai didesnį irgi pradeda miegot. Plius, žinant modę, kad jis be kilogramo uodo trūklio lervų nevažiuoja į žvejybą, nu gerai, be pusę kilo, modį nepyk. Tai, ta prasme, viskas sveikintina, o kodėl ne? Jaukina gyvais, pagauna gražių žuvų, bet irgi ne kiekvieną dieną. Tai vat reikalai, nu va, tokia va gauni eketė, 5 žuvis ir ką, kaifas. Geriau negu namie sėdėti, ne? Ui, kažkas čia rimto. Nu ir kas čia dabar ant 01 tokio abalideka? Aba kas nors įdomesnio. Žiūrėsim tai. Hei, žuvie, kur tu? Oi. O, valiuko aprašo. Nenori lysti į eketę visai. Nu va, dėl tokio akimirkų verta važiuoti žvejybą. Kai visą laik didžiausios žuvis pabėga. Juk taip normalu turi būti taip. Nu kur, kas čia? Kas tu? Pasirodyk, taigi mum įdomu visiems. Nesirodo dar. Nu tai aišku, nu tai kas daugiau čia gali būt? Silkiai! Ai, į ką tu čia tas darai? Kokia graži žuvis. Ai. Va, nosė avižėlė. Kas turėjo užeiti, kad imti tokį daiktą? Oi. Ir čia jums tik tai įrodymas, mėly mūsų bičiuliai, kad kuo mažesnė avižėlė, tuo didesnė žuvis. Aišku, bajeriukas. Kaip atiduok dabar į nosies galą. Korsakai. Ant tokio daiktą kimba žuvis.
Einam, paleisim ją į kitą eketę. Kad džiaugsmo būtų, oi. Srokis, kad esi matyti. Viso gero žuvie. Jo. Nu va, irgi nuotykis žvejybos. Nesvarbu, kad gaudosi mažus žuvis. Bet toks nuotykis irgi įdomus. Tas toks, kai nežinai, kas ten kas galvoji toks ešerys kaip normalus. Nu, ne, yra kaip yra, bet fain. O, kaip prisodino. Kas čia? Kojelė. Gaudo viską galima salyti. Tokia pirmoji mūsų laidos dalis apie mažuosius mūsų bičiulius ešeriukus ir plakiukus. Minijos senvagiai. Buvom išlindę ant minijos pasivaikščiot, pasižiūrėti. Aš visien labai tikėjau, kad ant srovės kažkas yra ten iš vis tuštuma arba keli tokie. Nu ir gerai, o antrą dalį mes būtinai pasikalbėsim su Edgaru. Parodėsim kelis mūsų nuotykius Kuršių mariose vakarykščius. Jo, taigi mes nedurniai buvom Kuršių mariose. Tai va. Ir po pertraukos jūsų laukia daug įdomių ir smagių reikalų. Ilsėkitės. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Edgariukas šiandien vis vieną pagavo didžiausią žuvį. Dėmesio fanfaros. Sakiau, kad šitoj kažkas eketėj geresnio gyvena. Jau kaip užlenkė sargą. Čia tai ešerys. Va, dėl tokių šiandieną ir susirinkome. Vienas kitas bonusas vis tiek iššauna. Nu va, pasivijai? Lydeką ir didesnį. Taip. Bonusiukas vienas kitas tiek iššauna. Mes šiandien čia žvengiam, nes patys viską suprantat, kokią dabar turim žiemą ir kaip ta žuvis jaučiasi. Bet visiems smagiai praleidom laiką. Ant kiekybės šiandien, ne ant kokybės. Jo, kiekybė buvo ir tai vairi žuvis, kaip įdomiausiai, bet žiūrėk, nesuveikia, ne tas jaukintos eketės. Aš jau dabar pagrįžau truputėlį, prabandžiau jas. Ne, nereaguoja žuvis, neįdomu. Kranto liniją susirandi ir eini ir tada geriau buvo. Jo, kažkaip žuviai neįdomu. Mes vakar buvom Kuršių mariose, visai tokį egzotinę žvejybą aptarėjom. Žodžiu, viskas buvo taip, atvažiavom. Stovė viena palatkė, nu gerai, tvarkoj, mes ten toliau nuo jos viską pasijaukinom. Žinom, kad už valandos maždaug turi ateiti žuvis. Už valandos atėjo 7 palapinės, 9 traktoriai atvažiavo. Ir dar jie, žinai, kaip pasakoja, nu man pavyko pagauti ten iš vienos eketės porą kojų ir viena pabėgo. Tink. Oi, ant velniuko kojytė. Nu va, tokia žuvytė. Pasifilmuos greitai. Ir varys atgal į vandenuką. Pašokti tau, kad linksmiau būtų. Ir kas smagiausiai, kad man už nugaros atvarė prie tos eketės su kastuvu. Žir per tą ledą. O dar prieš tai sakė, žinok, sako, ne, sako, žinok, kojas tokio atsargi žuvis, sako. Sakė, jeigu pravažiuoja su traktorium, arba tuo buranu, sako, tai kiek minučių, sako, kibimo nėra. Nu, mes supratom, kad jau kibimo nebebus ne 40 minučių, išvažiavom ieškoti, toliau nieko neradom.
bet paskiau sužinojom, kad kai mes išvažiavom, niekas nieko Na, nebepagavo. tokią dieną, žinai, kaip kibo vakar, kaip rytoj. Pažvengėm nerealiai. Bet tai kaip, ką viduriu Kuršių marių ir toks kolokiečiai. Žinok, nieko baisaus. Ir visi Kauno mariose, kas darosi irgi. Bet Taip pat visi? Žmonės irgi žvejoja, kol kažkas sugalvoja kolonėlę muzikos ir vakarėlis ir baigėsi ir karšių kibimas. Baigėsi karšių kibimas. Nu ja, tai linkėjimų visiems kolūkio, Kuršių marių, o mes tęsime savo kalbą ir aišku, šiandien kalbam apie bemasalinės, nes su Edgaru mums toks turbūt įdomiausias, ne, žuklės būdas. Aš jau tokią tradiciją, aš matau, Paulių. Jo, Kiekvieną žiemą masalę turim pasidaryti taip, palaidelę. bemasalinė, jinai tikrai įdomi ir matėt, kad ir koks, va, atrodo, nebūtų kibimas, visiems žuvis įsiprovokuoja ir tai yra įdomu, vėlgi, kaip sakiau, apgauti žuvį. Tai va tas va dar ir smagiausia, kad tu ir prieš save ir prieš žuvį laimi, kad padarai apgauti, o būtent jie tavo technika, pravedimas, visą kitą įtakojo kibimą. Jo, ir bet būtent apie techniką, kadangi Edgaras su savo operatorium, jie daro savo irgi medžiagą į žvejybos reikmenis puslapį, savo YouTube'ą. Tai aš mačiau ir dar nenoriu antrą kartą to pačio klausti, vat, jūs labai gražiai sufilmavote, tai pažiūrėkit, vat, Edgaras kaip tik pasakoja apie žuklės techniką, ką reikia daryti su ta bemasalinė avižėlė. Gylio ne per daugiausia. Dugnas susirastas. Pirma kitė, pasitaisom sargelį, kad įsitemptų maloniai. Pirma kitė, dugną susiradom, kaip taisyklė. Padaužimai ir pirmas pravedimas. Visą būna be galo smagu, kai pirmų pravedimų gauni kibimą ir ypač dar kai operatorius šalia, bet dėja ne visą laiką tikriausia taip. Opa! Pavyko. ant tų žodžių. Nu, įspūdingas ešerys, bet viskas pagal taisyklės buvo daroma. Jau pačiam aukščiausiam taške jau rankos net negalėjau ir ant pauzelės, nežinau ar pasimatęs ar ne, sargelis užsilenkė. Ta visą reikia daryti pauzelę ir kontrolinį pakirtimą, nes būna žuvis va taip sekė tikriausiai čia nuo dugno. Kažkas kabinosi, bet čia dabar pats sufeilinau. Gerai, matau, kad tikriausia dydis labai didelių žuvų, reikės pasimažinti avižėlę, nes net nenori pačiūt. Arba eisim ieškoti rimtesnių egzempliorių, bet čia jų yra tikrai. Degtukėnių šitų. Bet to atmes žvejai. Net ir... Vėl kabinos. Net ir mažas ešeriukas suteikia daug gražių emocijų. Paprasti mes žmonės, ko mums reikia gero oro arba geros aprangos ir kad kas nors kabaliotųsi. Apie techniką, apie žvejybą. Ta žvejyba tokia. Aš šiandien visieną pasilinksminom. Realiai, man, sakau, visą laiką patinka va to masaliuko apgauti žuvį. Gal tu... Matai, matėm mano meškerės žmonės, bet aš esu atsisiuntęs jas iš Ukrainos. Mačiau, įdomiai teko irgi palaikyti, pasižiūrėti, fainas modeliukas. Jo, ten protingai padaryti. Porą protingų modelių padaryta, kad uždaros šrytės, niekas nepapuola sniegas, nesigauna kilpas. Bet nesvarbu, ta prasme, aš kart galiu pasakyti, kad tas ukrainietiškas meškerės, jeigu jūs norite atsisiųsti, tai yra bezmatilka UA. Bet jeigu norite ant kitos žiemos, tai jau dabar vasarą užsakinėkit, nes ten, jisai pats rankom daro ir, žinai, nėra šansų. Bet nesmė, ne meškerė gaudo, o meškerės tikrai puikiai tinka, pas mane matėt ir va tokias valygiai, taip pat kaip kojas aš gaudžiu. Tai ne tame esmė, kaip matėt pravedime sargelėje. Kas dar naujesnio, tokio įdomesnio atsirado šiemet? Aš matau jau su kamšteliu. Šitą čia klasikinis modeliukas, vakar labai mačiau irgi daug žvejų šitą naudoja, kur integruotas sargelis. Aš visą laiką turiu porą šitų meškeryčių pasidaręs, ypač va, jeigu gerai su velniuku ir su velniuku sistemėlė jom gaudyti. Tai va tokios čia universaliosios vadinamos nelūžtančios integruotus sargelių meškerės. Du velnius, ne? Du velniukus per skirtingus aukščius, skirtingo dydžio masaliukai, skirtingom spalvom paieškoti žuvies. Jo, šiaip logiška, kas būna, nes juk būna ta žuvis vargša, jinai liftuoja į viršų pasikėlusi. Taip. Ir būna viršutinė. O paskui tai ką, visą begalę
be masalinio avižėlių, pačių įvairiausių. Klausyk, čia yra formų, maniakizmas, spalvų. aš tau pasakysiu iš karto. Čia yra lyga, Paulius. Čia yra, vat, aš jau pradedu, žiūrėti savo dėžės ir man darosi baisu, kad kaip, kas, kodėl, iš kur tiek avižėlių pas mane darosi. Ir kiekvieną kartą ateini į parduotuvę, žiūri ir galvoju, aha, tokios neturiu, nu gerai, imu. Žiūrėk, dabar visiems viduržėm, jeigu mes kalbam, tai visiems rekomenduojam vyraujančią juodą spalvą, ne? Tai čia yra klasika, nesensantis dalykas, juoda yra saugus variantas. Tik tada rinkėsi tą vadinamą atakos tašką ir pačios avižėlės formelę. Kaip ir matėm, šiandien ir dydis, o man įžaidė tavo gražų ešį, nes didesnės avižos nenorėjo. Kelis kartus aš pajaučiau, mes buvom dar įsimetę ir diperiuką pažiūrėti, kilo jisai ir va, bam, mažesnė avižėlė, kaip tik jūs atėjot ir sėdi. Supratau. Nu jo, jų tikrai įvairiausių yra ir pas jūs ten, kiek pas jūs yra iš viso žvybos reikmenyse, tu neatsimeni pavadinimų? Žinok, virš 500 skirtingų modelių. Virš 500. Ir auga tas skaičius. Aišku, vienas išsiparduoda, kitas atsiranda naujos, bet jau tokias. Mūsų visa komanda gaudo be masalę, atrenkam pagal save, ant ko patys gaudom tą ir siūlom. Nu irgi gerai, kai jau viskas išbandyta, nėra čia ko galvota, ne? Ir tos ryškios tokios irgi smagios. Čia miksiukas truputėlį skirtingesnių avižėlių, kad jeigu klasika neveikia, tai jau reikia bandyti eksperimentuoti ir panašiai. Tai labai mažos lisotkės. Mažos, ryškios, jeigu agresyviam ešeriui, tai ryškalas. Jo, šiaip tai man ryškalas padeda, bet daugiau žiemos pradžiai arba tada, kai iš viso nieks nekimba, tada jau susinervuoju, įsidėdi ryškų ir kartais įsiprovokuoja nedaug žuvų ir aišku visas kalnas velniukų. Tai kaip be velnio? Be velnio niekaip. Niekaip. Vos ne kiekviena žuklė prasideda velniu. Jeigu velnių neima, bandai kitas avižas, bet dažniausiai būna ir ant velnio pasilieki. Jo. Klausyk apie valo storius. Esmės dabar žiemą visien yra plonintis. Nors aš visą laiką gaudau toks mano universalus 0,12, bet šiandien gaudžiau vienetukų 0,1 ir jaučiau, kad geriau. Aš 11,7. Tai 12 irgi. Toksai jo ir visai gerai ir iš gylio, ir ganėtinai iš arti, va šitas didesnis ešerys paėmė, viskas atlaikė kuo puikiausiai. Supratau. Pasistorint, aš sakyčiau, va kaip iš mažesnio gylio gaudoma, kad tas staigumas, kirtimas nenutrauktų. Tai ką, pasižiūrim iš mūsų, mes labai daug žuvies paleidinėjom, kažkiek tai dėjom į baseinėlį, kad parodyti jums ir paleisti, tai pasižiūrim žuvytę, pasižvengiam ar ne, ir tikrai gerai praleidom laiką. Oras nuostabus, kompanija dar geresnė, kur ko daugiau reikia. Jo, ir va, kaip tokie va orai, kai slegia, kai spaudžia, tai jau kai tos švytuoklės, blizgės pradeda silpniau dirbti, tai dar, kad va, kažką gerai pagauti, smagiai praleis laiką, tai rekomenduojame masalinę, nes ją įvaldžius. Iš tikrųjų pats malonumas, vat, kai gaudai ir ant tos geležies gabaliuko tą žuvį. Tikrai ne iš pirmo karto visiems pavyksta, reikia praktikos, bet nereikia nuleisti rankų ir bandyti, o jau kaip atgaudai tą techniką, visą kitą, tai toks ir pasitenkinimas savim atsiranda ir malonumas begalė. Jo, ir dar galiu priminti, kad galit žiūrėti, labai ir geras Arūno yra pasakojimas apie ABC. Jo, o kur maždaug internete? YouTube'ai mūsų kanalą Žvejybos reikmenis. Žvejybos reikmenis LT ir ten... Be masalinės ABC, įsiveskit irgi turėtų išmės. Be masalinės ABC, ten iš tikrųjų irgi daug gaudo ir tikrai turi ką papasakoti smagaus, tai pasižiūrėkit jų video, o aš dar kartą dėkui tau už kompaniją, gerai praleidom laiką. Atsiprašau už Kuršių marias, bet čia ne aš. Tiesiog tokia diena. Čia žvejyba. Čia žvejyba, jo, ir ne visą laiką galim prilupti ten tų didelių žuvų, nes jau čia būtumėm žiauriai monstrai. Tai viskas šiandien, nei žvynai, nei degos ir susitinkam lygiai po savaitės. Čiau, čiau.